Kai mes augame, mūsų požiūris į mamas, mūsų mąstymas apie mamas, jis yra skirtingas. Kai mes būname 4 metų, mes mąstome, kad mano mama gali padaryti viską. Kai esam 12, mes mąstome, kad mano mama nežino visko. 14 metų mano mama nieko nežino. 18 metų mes sakome, kad mano mama yra tokia pasenusi savo mąstyme ir jau yra dabar nauji laikai ir jinai nieko nesupranta. 25 mes pradedame galvoti, kad mano mama žino truputį. 35 prieš mums kažką nusprendžiant, mes galvojame atsiklausti savo mamos, paklausti jos nuomonės. 45 metų mums įdomu, ką pasakytų mano mama apie tai. O 65 mes norėtume dar kartą pakalbėti su savo mama.